Labadiena, mėly mano visų platformų žiūrovai. Šiandien ypatinga diena. Norėčiau visiems iš viso širdies padėkoti žmonėms, kurie pasirašėte peticiją, kad leistų man toliau dirbti. Iš viso pasirašė 6500 žmonių. Tai yra didžiulis skaičius. Vat tokio storio sektuvas, 200 puslapių, žmogus prie žmogaus. Jau nufiltruoti visi susidubliavę, visi neaišku kas. Ir jūsų žodžiai yra ypatingai gražus, kai man būna liūdna, aš paskaitau, ką jūs apie mane parašėte, iškart kažkaip kitom akim diena nušvinta. Didelės juridinės galios tai neturi, bet tai psichologinis palaikymas yra milžiniškas. Ir aš prisimenu puikią frazę, kad mes visi kažkiek gyvename ir kitų žmonių mintise. Ir ta jūsų teigiama energija, tos gražios mintis, jos tikrai mane labai palaiko. Labai dėkoju organizatoriai, neleido sakyti jos vardo, kažkada gal leis. Tikrai suorganizuoti tokį reiškinį aš pats būčiau tikrai nesugebėjęs. Ir tiek žmonių, kad palaikytų vieną žmogų, tai yra labai labai retas reiškinys. Ir ta jūsų energija, kažkaip mane teigiamai jinai pasieks. Ir kas labiausiai stebina, dabar galiu pasakyti visam šitam procese teisiniam, kaip žinia, šitie jūsų tūkstančiai parašų nesujaudino sprendimų priėmėjų ir jie toliau uždraudė man dirbti, šiuo atveju iki rugsėjo. Bet aš nemanau, kad jie labai jau su džiaugsmu priima šitos sprendimus. Jie nėra kažkokie tai, įsivaizduoju, visiški bepročiai, kad nesuprastų, ką jie daro. Jau seniai, beskaitant kažkokius tai teismo nutartis, nuosprendžius, kildavo tokia mintis, ar tikrai tai jau yra teisybių teisybė, ar tikrai visi nuo to laimi, ar tikrai visuomenė nuo to laimi. Bet aš kažkaip visą laiką galvodavau, kad nežinai žmogus visų niuansų ir tas sprendimas greičiausiai yra teisingas. Bet kada aš dabar žinau visus niuansus geriau už bet ką, tai galiu pasakyti, kad aš niekada nemaniau, kad taip galima nusispjauti ant visuomenės poreikių, ant pacientų poreikių. Man iki dabar žmonės rašo kasdien, ne po kartą, skambina vis dar praktiškai irgi kasdien, atvažiuoja pas mane ir pacientės buvę, ir jų šeimų nariai, ir kažkaip bando maldauti, kaip čia kažką tai darom, bet nieko nepadarysi. Toks yra sprendimas ir Lietuvoje tokia yra tvarka. Ir aš kažkaip galvojau, kad jau baigėsi puolimas ant gydytojų, bet iš labai patikimų šaltinių, mėly kolegos, kreipiuosi jūs, sužinojau, kad iš specialiųjų tyrimų tarnybos eina užklausos ligoninių administracijai, ne apie vieną gydytoją, ne apie du, bet tiesiog kekėmis. Ir įsivaizduokit, tai yra jau vien tas paklausimas yra savotiškas šantažas. Koks darbdavys norės kažkokio darbuotojo, kuris yra parako statinė. Ir galiu pasakyti patikimiausiai, kad užtenka pareikšti kaltinimus gydytojai ir specialiųjų tyrimų tarnyba ima spausti administraciją, kad priimkite sprendimus. Ant kiek tai yra kenkėjiška tarnyba, ant kiek tai yra pažeidžianti bet kokią logiką, nekaltumo prezumpciją. Ir ta tarnyba, kurios vardą išgirdus, tiesiog sumažėja iš baimės tiek teisėjai, tiek prokurorai, tiek advokatai, tiek visos kitos struktūros. Aš nesuprantu, kaip jie sugeba sukelti tokią baimę visuomenį. Tai mėly kolegos, labai žinokite, ką kalbat, labai žinokite, kur kalbat, ypatingai telefonu, nes gali vienas neatsargus žodis tiesiog sugriauti jūsų gyvenimą, nežiūrinti tai, kad jūs prieš tai 100 žmonių gyvybių išgelbėt, galbūt 100 STT darbuotojų ir 100 prokurorų išgelbėt gyvybės, bet tai nublanks prieš kažkokio tai žmogaus, kuris labai nori pabūti žurnalistų prožektorių šviesose ir padalinti interviu. Jam tai didžiausias malonumas ir jisai naudos tas prožektorių šviesas savo ambicijoms patenkinti, pamindamas šimtus ir tūkstančius pacientų. Tai yra žiauru, bet tokia yra realybė. Taigi dar kartą dėkoju visiems pasirašiusiems, dar kartą dėkoju organizatoriai ir manau, kad teigiama energija pasieks, manau, kad sveikas protas nugalės. Ačiū, nežinau, ką daugiau pasakyti. Iki.